Radio stotis FM99. Laisva forma. Laisva forma. Studijos laikrodis rodo 11 valandų ir 22 minutės. Ir norėčiau pakalbėti apie tai, kad šį savaitgalį tikriausiai daugelis keliausime kas arčiau, kas toliau aplankyti ir uždegti žvakučių ant artimųjų kapų. Tačiau gaila, bet ne visi turi tokią galimybę. Galbūt kažkas gyvena užsienyje ar turi kitų priežasčių ir negalės to padaryti. Internetinis portalas Žvakutė LT kaip tik ir teikia tokią paslaugą, gali sutvarkyti kapą ar uždegti žvakutę. Apie šią paslaugą dabar ir kalbuosi su vienu iš šios paslaugos organizatorių, Aleksejumi Žalkovskiu. Labadiena. Labadiena. Lapkričio 1 jau visai čia pat. Ar labai daug darbų ir užsakymų turite? Iš tikrųjų, tikėjomės mes daug užsakymų, bet kas labiausiai nustebino galbūt, tai kad labai daug atsiliepimų gauname, labai daug žmonės patys kreipiasi ir nori papasakoti kitiems. Ir jūsų pavyzdys, kad dabar kalbame radijoje, vienas iš tokių yra. Ir labai daug šiltų atsiliepimų, rekomendacijų, įvairius specialistai skambina, sako, gal galime padėti to ir to pasidalinti. Ir iš tikrųjų sulaukiam labai daug šiltų atsiliepimų ir tokių rūpesčio. O gal tuomet pakalbėkime apie viską nuo pradžių. Kaipgi kilo mintis teikti tokias paslaugas? Iš tikrųjų, Žvakutė LT pagrindinė mintis yra išsaugoti tradiciją. O jeigu prisiminti, kaip buvo anksčiau, senai, arba tarkime ir prieš 10-15 metų bent jau, tai gimimo vieta nuo gyvenimo vietos buvo labai panašios vietos, tai yra maži atstumai. Bet dabar keičiasi laikai, dabar yra kita truputį situacija. Ir žmonių pati gyvenimo vieta ir gimimo vieta vis toliai ir tolsta. Šiai dienai galime kalbėti Lietuvos mastu, Europos mastu ir netgi pasaulio mastu. Ir būtent tie atstumai įtakoja ir tai, kad didesni atstumai ne tik nuo gimimo vietos, bet ir nuo brangių žmonių, kurių su mumis nėra palaidojimo vietos. Ir kad išsaugoti tą tradiciją, tos žvakutės uždegimo, pagerbimo, mes manome, kad reikalingos tokios paslaugos kaip Žvakutė LT. Ir kaip suprantu, būtent jauni žmonės, ar ne, tai daro daugiausiai? Iš tikrųjų labai skirtingai. Jauni žmonės susižavėjo paslauga ir pamatė, kaip yra faina išsaugoti tokią tradiciją, tą uždegti žvakutę, irgi užsisako. Ir jie tada galvoja, o kam aš galiu uždegti žvakutę? Nes pas juos dažniausiai pas jaunų žmonės trūksta, yra mažai žmonių, kurių neturime šalia mūsų gyvųjų. Ir visgi paslauga daugiau naudojasi vyresnio amžiaus žmonės, kurie negali aplankyti, kurie yra toli, kaip jūs ir minėjote pačioje pradžioje. O kas gali pasinaudoti jūsų paslaugomis? Ar jūs tiesiog galbūt orientavotės, kurdami šią paslaugą daugiau į emigravusius žmonės, ar iš įvairių vietų, prašau, jūsų ir tie patys Lietuvoje gyvenantys žmonės užsisako tas paslaugas? Jo, pačioje pradžioje galvojom, kad orientuojamės tik emigrantus, bet vėliau pasigalvojom. Mūsų pašnekovas dingo, pabandysiu su juo susisiekti dar kartą. O jūs taip pat galite užsisakyti šią paslaugą. Jums tai reikia apsilankyti portale Žvakutė LT ir galbūt užsisakysite, kad būtų uždegta žvakutė ant jūsų artimo kapo, ar galbūt sutvarkys kapus, padės gėlių. Su pašnekovu tikriausiai pabandysime susisiekti šiek tiek vėliau. Laisva forma. Laisva forma. Visai neseniai pradėjau kalbėti su Aleksejumi Žalkovskiu, kuris yra vienas iš Žvakutė LT teikiamų paslaugų organizatorių, tačiau pokalbis nutruko ir pabandysime jį pratęsti dabar. Ar dabar galime kalbėti, Aleksejau? Galime užsakyti. Tai mes pradėjome kalbėti apie tai, kad ne tik emigravę žmonės naudojasi jūsų paslaugomis, ar ne? Jo, užsisako tiek Lietuvoje, nes yra pakankamai daug žmonių, kurie tiesiog fiziškai negali vienu metu aplankyti visų norimų kapų. Mes žinome, kad būna, kad vienos poros yra vienoje Lietuvos pusėje, kitos poros kitoje Lietuvos pusėje. Būna įvairiausių priežasčių. Ir iš tiesų daug žmonių, kurie tiesiog susižavė ar paslauga pačia, ar mato rūpestį, norą, labai skirtingi atvejai yra. O dar paklausiu, kaip jūs surandate tą kapą, nes bent iš pažiūros tai atrodo gana keblu surasti tą kapą, kurį būtent žmogus užsisakė sutvarkyti. Ja, iš tikrųjų norime pasidžiaugti, kad mums pavyko suorganizuoti, kad galime sutvarkyti ir uždegti žvakutę ant bet kurio Lietuvos kapo, tai yra visoje Lietuvoje. Ilgai derinom, žiūrėjom, kaip tai galime padaryti ir labai džiaugiamės, kad tai padarome. Ir iš tikrųjų mes dirbame su
profesionalus, kurie jau eilę metų tvarko kapus. Ir klausime, kas kaip yra, ir sako, pakankamai viskas yra paprasta, svarbiausia žinoti vardą, pavardę ir orientacinę vietą, kur daugmaž yra tas kapas. Kada žmonės parašo savo žodžius, ta prasme, kol kas dar nebuvo jokių keblumų ir viskas einasi labai šauniai, surandamas tas kapas, uždegama žvakutė ir žmogus kaip kokybės įrodymą, kaip paslauga buvo atlikta, dar gauna ir nuotrauką elektroniniu paštu. Ir gali pamatyti, kaip kitas kapas atrodė, ar ne? O dar norėjau paklausti, tvarkote kapus visoje Lietuvoje. Tai tikriausiai turėtų, atrodo, būti didelė žmonių komanda. Ar tiesa, kad jūs esate tik 4 žmonės, kurie to užsiima? O mes esame 4 žmonės, užsiima visa dalim, kurie užsieja su užsakymu, su paslaugos pristatymu, su internetiniu sprendimu, nes irgi daug reikalavo dėmesio ir įvairių sprendimų. Ir mes turime partnerius, mes turime pasme kaip vykdytojus, kurie jau rūpinasi vėliau, kad kokybiškai būtų paslaugas suteikta toje srityje, būtent pats sutvarkymas. Ir mes esame toks kaip, nes šiai dienai nei vienas Lietuvos kapų tvarkytojas negali padaryti tokios svetainės, tikriausiai negali suteikti tokio pristatymo ir negali aprūpinti tokio išviešinimo šios paslaugos. Todėl mes apjėjom tiesiog tvarkytojus, kurios jau šiai dienai teikia tokią paslaugą. Ir mes esame tokia kaip grandis, kaip tarkime yra kokia nors labai šauni parduotuvė, kuri iš esmės pati neparduoda savo nei pieno, nei duonos, nei nieko, ne? Bet mes esame ta grandis, kuri padeda žmonėms arčiau prie žmonių priveda tą paslaugą. Nes daug žmonių sako, o, kaip geras, kaip gerai, kad yra tokia paslauga, net nebūčiau pagalvojusi, kad tokia yra. Gaila, kad anksčiau nežinojau. Bet jūs iš tiesų, tai yra pirmi metai, kada jūs teikėte šią paslaugą, ar jau anksčiau tai darėte? Mes iš tikrųjų žvakutė LT neturėjo atsirasti. Mes pagal viską 11 metų, ateinančių metų pavasarį startuojame su būtent kapų priežiūros. Ir kada bendraujame su įvairiais žmonėmis, klausinėjame, ko jie norėtų, kaip jie norėtų. Kada klausime įvairių sprendimų, patarimų, tikrinamės, žmonės sako, klausykite, tai jau dabar paleiskite. Bet visa kokybiška paslauga su kapų priežiūra, ne žvakutės uždegimu, o kapų priežiūra būtent startuoja pavasarį. Bet dėl žmonių tokių pageidavimų ir prašymų ir palaikymų didžiulio teko atleisti visus kitus darbus, padirbėti naktimis ir savaitgaliais ir startavo žvakutė LT, kuri orientuota būtent į pačios žvakutės uždegimą ant kapo lapkričio 1 progą. O galbūt jūs darote ir dar tokį gražų darbą, kaip tvarkote apleistus, niekieno neprižiūrimus kapus? Iš tiesų, taip, bet mes norime pasigalvoti, kokią grupę, nes visų apleistų kapų mes negalime sutvarkyti. Ir mes dabar svarstome, koks tai galėtų būti asocialinis projektas ar dar kažką. Ir kalbant jau apie pavasarį, manau, kad mes išvysime kažkokią labai šaunę, malonę akciją, kur galima būtų pritraukti ir žmonės, ir įvairias organizacijas, ir visą tai padaryti masiniu žmonių įsitraukimo ir pasižiūrėti, kad galbūt ne visi galime atvykti ir sutvarkyti tą kapą. Tai taip, tai yra planuose ir mes būtinai tai padarysime. Na, tai ačiū Jums tuomet labai už pokalbį. Tikiuosi, kad iš tikrųjų darbo turėsite daug ir lapkričio 1 visą šį ateinantį savaitgalį visi kapai, visos ant kiekvieno kapo bus uždegta bent po vieną mažą žvakutę. Na, o su Aleksėjumi Žalkovskiu kalbėjo Aušra Planytė. Laisva forma.